Labą dieną, bičiuliai, ir ne tik. Žiūrite mano kanalą. Ką? Aš tik pademonstruoju. Va čia yra stumdyta. Jeigu matytis tiek sniego, čia biškutė aš buvau atsistumdęs prie bityno, bet beprasmis faktiškai viską sulygino sniegutis. Ir dabar atėjau biškutį į bityną, nes tipo šiandien vasario 1, tai va praneša, kad šiąnakt bus šalčiausia naktis. Nu, bus matyti, kokia ta šalčiausia. Bitelių neįsio šaite judyti, bet va dabar galim. Šiaip gražus vaizdukai, kad ir žiema, saulikė šviečia. Nu, biškutį va prieisime prie aviliukų. Vat mano, kaip vat matytis, aviliai pakelti, bet faktiškai tie stoveliai apie kokį 30 skaitos centimetrų aukščio, galima sakyti beveik. Viskas užpustyta, Esu beje visur lakas skaitos uždėjęs eglišakiais, bet palei tai, ką matau, tiesiog net zylutės čia neskrenda. Tai o tokia žiema gaila. Turiu pripažinti gerai, kad užpustė dalinai aviliukus tos sniegas, tiesiog mažiau bitelėm išpusto skaitos lizde temperatūrą, bet kad specialiai, kaip sakyti, apkasti dabar avilius sniegu, kai kažkas taip daro. Nu, aš nieko nesakyčiau, jeigu tas 30 kokį vyrautų kokies 2 savaitę. Nu dabar ką, vieną dienelę kokią pabus tas 30 ir viskas, nu maksimum 2. O toliau nukris temperatūra, aviliai automatiškai tada pradės drėkti. Tai tik tai dar bus blogiau, tai apkasimą sniegą geriau atvira. Kas čia dar galėčiau pasakyti? Nu blemba gražu, gal aš jums paskiau dar padarysiu porą vaizdų. Šiaip gamta tai graži, tikrai graži. Sniegą, kaip matau, net ir nei stirnų per daug, nei visokių kitų gyvūnėlių palyginti per tokias gilų sniegą, palyginti mažokai čia bridinėja. O taip tai gerai, kad biškutį aviliukų dugnus, sakykim, kažkiek vat šoną užpūtė, tai nieko blogo, tai nešaldys avilio, nes taip tai dabar vat šiuo metu nėra vėjo, bet jeigu vat, kad ir 20 šalčio, bet jeigu didelis vėjas, nu patys žinot, kokia tada būna ta temperatūra ir tiesiog tada iš aviliuko kažkiek gali išpustyti šilumą. Beje, kam įdomu, aišku, pas manęs aviliai dangčiai apačioje visų uždaryti ir tik tai palikta čiučiu toksai per degtuką tarpelis, kad kažkiek įeitų iš apačios oro. Gal kažkas, ką žinau iš bitininkų ir šiuo metu laiko su atvirais, sakykim, dugnais. Mano atžvilgiu vis tik bitės yra palyginti laukuose, tai vėjota, tai tikrai šiuo metu nepatartina laikyti bites su atvirais dugnais ir neuždarytais. Nors ką žinau šiaip iš tiesų. Nu ką čia galiu papasakoti, reikia džiaugtis tokia žiema, nebele kada tokia pasitaiko žiema ir šalta. Ir snieginga, ir pustinga.
Tai net kai kas nepamena, net ir 20 metų, kad nebuvo tokios Lietuvoje žiemos. O šiaip tai eglišakius paprasčiausiai tai reikia. Dauguma eglišakių lakas uždenginėja bitininkai dėl zilučių, kad nedrumstų. Bet šiaip ir labai gerai sniegui, kai eglišakiai uždėti, tiesiog taip pat užpusto. Ir kažkiek per tą eglišakį tokių yra oro ertmių, per kurias biškutį į aviliuką patenka šviežio oro. Čia mačiau biškutį kanale tokiam, kad kai kuriem bitininkam didelės problemos su polistiroliniais, sakykime, aviliais. Nes jeigu šalia yra genių, pasirodo, geniai labai mėgsta šitos avilius ir kala skylutes į medinį, sakykime, jeigu nesupuvęs aviliuks, tai nelabai geniai į tvirtą medieną pasiruošia savo tą snapą daužyti, bet tuo jie jaučia, kad nieko jokio kirmino nėra. Genys skaito stašo tą skylę dėl to, kad jaučia, kad kirminų kažkokių yra arba vabzdžių. Tuo atžvilgiu, turbūt genys užuodžia, kad avily yra gėrio maisto, dėl to ir stuksena per šitos avilius. Čia pas manęs lyg ramu. Daugiau nieko, ką aš jums ir papasakosiu, nieko nepapasakosiu, tikėsimės vėliau atšils, tada darysime rimtą jau skaitos apžiūrą, kokia situacija. Beje, dabar tai nėra prasmės, bet aš čia buvau vieną naktį atvažiavęs, nes tada niekas, nei saulė, nieka nebūna įšildžius avilio, tai per termokamerą šiuo metu čiut eina įžiūrėti, kad viduje te šilta, toks čiut biškutį termokamera rodo, kad aviliukė čiut centre yra šilčiau. Taip pat reikia įsivaizduoti, į kokį ekonominį bitukės įėjusios režimo. Plus žiemą patariama, kaip šitokia žiema, duoti ramybę, nejudyti, nebrazdinti, nes kiekvienas avilio subrazdinimas tiesiog bites sudirgina, jos paskiau kol nurimsta prireikia kartais ir valandos ir daugiau, ir tuo metu jos papildomai dar daugiau suvartoja maistą. Tai bitynui ramybė tai yra rojus. O tai, kas liečia tuos, tai kaip ir pradėjau, tai lauksime paskiau šiltesnių orų, vis tiek vasario mėnesį, link vasario pabaigos. Biškutį tik oram atšilus, jau bitukės, manau, pradės biškutį po biškutį motinėlę dėtis kiaušiniukus ir skaitos po biškutį augintis naująją kartą. Tai kai bus šilčiau, ateisiu ir vėl kokį padarysime reportažą. Čia aš galiu tik susijudėti, aišku. Tokie šiaip žiema. Šiaip dar reikia pripažinti, dabar yra kokios, sakykim, tik 3 valandos, kaip papustyta. Tiesiog čia galėčiau ir pasiklausyti, bet ne, šiandien neužkabinsiu, bet tokių tegul gyvuoja, kaip klemšiuoti po sniegą. Šiaip tikrai kai kur, man lygi kelienų, tai tikrai yra gilu. Tai bitukės skaito šiuo metu gyvena ekonominiam režime, tai yra susimetusios labai glaudžiai tokį kamoliuką, viduje įprastai palaikoma kokia turbūt nuo 20 lygi 30 plius temperatūra ir bitutės vieną kitą keičia ir tai palaiko centre kamolio tą skaitos šiltą temperatūrą.
ir palyginti jos gan sulėtėjusios. Susišildo bitutės tai šitais sparnų raumenėlių pagalba. Kažkaip trunties principų dabar aš nepasakysiu, tai kai reikia, bet jeigu kuo daugiau kelia bitukės temperatūros, to automatiškai reikia jom daugiau maisto. Bet kaip labai šalta, tai bitutės šiuo metu dar tikrai sausis buvo toksai ekstremalus mėnuo, tai ne pernai, tai bitukės tikrai dar nepradėjo jaunos kartos, sakykim, auginti, nes tai aš manau, kai vasario dabar, sakykim, prasidės į antroji pusę, tai tada jau tikrai jau motinėlė pradės atsargiai dėti po vieną, iš pradžių ne po daug, bet su kiekvieną dieną vis daugiau kiaušinėlių, todėl bitės jau, sakykim, pradės augytis jaunąją kartą, tuo pačiu jau tada jau jos bus priverstos ir avilyje pasikelti, skaitos bent toje centrinėje vietoje lizdo temperatūra lygiai 40. Tai tada jau ir maisto atsargos, jeigu trūkumas avilyje, tai labai greitai pradės pas bitelių mažėti. Šiuo metu, kiek čia prieš tai dar žiūrėjau, kad čia tokia buvo viena normalesnė dienelė, tai kamuoliukai šiuo metu daugmaž avilo centruose sėdi, kaip sakoma, didysis badas ateina, kai jeigu kamuoliukas jau pasiekia galinę priešingą pusę negu laktos, priešingą pusę avilio. Tai jau tada ženklas, kad, kaip čia pasakyt, ateina bitelėm badas. Ir jeigu suvėluoti gali ir nutikti paskiau blogų dalykų. Tai dar šneku kažką susimontuosiu, tikiuosi. Bet šiaip gražu. Jokio žvėriuko, jokio. Tikiuosi, dar čia man rašo. Tai tokie. Ką klemšiuoju, matot, net negaliu parodyti, tai dar beveik kokie 700-600 metrų, dar 600 metrų man reikia klemšiuot lygi normaliai atstumti to keliuko. Tai ką, tai tiek šį kartą, tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.